Labai svarbus žmonėms yra klausimas apmokėjimo ir ar atliksime paslaugą. Tai pirmiausia, kiekvienas užsakęs mūsų paslaugą, ar internetu, ar tiesiog užsakė telefonu ir apmokėję per Perlą, sutinka su mūsų internete įdėtomis pirkimo taisyklėmis ir sąlygomis, kitaip tariant, sutartimis su mumis ir mūsų sutartimis su jumis. Tikrai galite atidžiai perskaityti internete šią būtent pirkimo taisyklės ir sąlygas ir tokiu būdu būtent su šia susipažinę sutartimi ir mūsų įsipareigojimais jūs jausitės drąsesni. Dabar kokie yra būdai apmokėti? Tai kaip ir minėjau, jeigu jūs užsakinėjate internetinėje parduotuvėje, tai ten yra galimybė užsakyti bankiniu pavedimu arba per kortelę. Ypač tas naudojama, kai yra užsakymai iš užsienio. Dabar taip pat yra galimybė, kitą kartą žmogus neišdrįsta užsakyti per mūsų elektroninę parduotuvę. Tuomet rašo mums laišką ir prašo pasiūlymo su galimybė apmokėti pavedimu per savo banką. Paprastuoju būdu jūs įlendate į savo banką ir ten padarote pavedimą būtent mūsų tam užsakymui. Ir kitas variantas yra, kai žmonės mažiau naudojasi internetu arba nepasitikė arba bijo įvairios priežastys, jie eina į paštą arba į Perlas terminalą ir ten užsako mūsų paslaugą sumokėdami pagal jiems pateiktus duomenis SMS-u arba atsiųstus elektroniniu paštu. Tai yra mūsų pavadinimas, mūsų sąskaitos numeris ir labai svarbu įrašyti užsakymo numerį, kad mes atskirtumėm, kam tas užsakymas yra skirtas, kam jį pririšti. Arba jeigu kartais taip atsitiko, kad jūs primiršote, tai tada įrašykite bent Velionio vardą pavardę arba savo vardą pavardę. Tokiu atveju mums bus aiškiau, kaip surasti, kas vis dėlto apmokėjo šią paslaugą ir po apmokėjimo mes jau tada važiuosime vykdyti užsakymą.